Labas, karjera, pinigai, turtas, vidinė saulė, optimizmas, pakylėta nuotaika ir pasitikėjimas savimi. Tai bene pačios reikalingiausios savybės kiekvienam. Šis nuostabus akmuo mus to ir moko. Pritraukia įvairias galimybės, situacijas, kaip uždirbti pinigų, kaip protingai valdyti savo turtą ir žinoma pinigus. Taipogi pritraukdamas labai daug galimybių į mūsų gyvenimą, skatina mus imtis veiksmų. Dėl to pabrėžiu, kai tik įsigijate šį nuostabų akmenį, ar tai būtų vėrinys, ar apyrankė, ar gabalėlis, būtinai viskam sakykite taip. Net netikėčiausi kvietimai į, tarkim, kosmetikos parduotuvės atidarimą ar kažkokį salono atidarimą, net jeigu jums tai aktualu, tas kvietimas atkeliavo ne šiaip sau. Dažniausiai ten laukia jūsų būsimi darbdaviai, kolegos, bendradarbiai, kur užgimsta daug naujų projektų ir galimybių. Todėl dar kartelį kartoju, kai turite šį akmenį dar papildomai įkrautą su mano meditacija, sakykite viskam taip. 2-3 mėnesius mes šio kristalo nevalome, o viskam sakome taip ir pasiemam visas galimybės ir šansus. Šis nuostabus akmuo stiprina ir pasitikėjimą savimi ir suteikia gyvenimo džiaugsmo, aktyvumo, netgi prideda ekstravertiškumą, skatina naujus patyrimus ir labai kelia nuotaiką, toks optimistinis džiaugsmo kristalas. Jis sustiprins ir tavo savirealizaciją, asmeninę galią, kūrybingumą, sumanumą, sąmoningumą ir skatins iniciatyvą, ryžtą ir drąsą. Padės tau atrasti ir savo vidinės dovanas ir dovanos laimės pojūtį. Citrinas yra vienas iš savirealizacijos akmenų ir stipriausių gyvybinės energijos tonizatorių. Taip pat jisai padės išsilaisvinti iš baimių, sunkumų ir įvairaus pobūdžio problemų. Tai puikus balanso akmuo. Dar jis vadinamas ir komersanto akmeniu, nes jisai moka įgyti turto, jį valdyti ir palaikyti perteklių. Jeigu nori ir tu, vėrinio su sidabro užsegimu, apyrankės, visą tai rasite elektroniniai parduotuviai nuo nuliamagija 777.lt arba parašyk man ir aš tau jį išsiųsiu. Siunčiu Lietuvoje ir užsienyje. Beje, tai dažniausiai padirbinėjamas akmuo visame pasaulyje, todėl jo tikro rasti rinkoje yra ypatingai sunku. Pasidalinkite šio video, kad ir kiti rastų tai, ko ieško. Ačiū širdelę ir komentarus.